Taip, tai tą pašto vagoną apžiūrėjom. Kur tu čia lipi pro tą? Ai, tik pažiūrėsiu. Nu, lipsim į šitą tradicinį vagoną, kur daug tokių yra. Praeisim. Va, anglių padėta. Čia jisai eksploatuojamas, kaip matosi. Anglių padėta, nusolai tradiciniai. Nieks nepakeista. Kažkelintų metai, šį iš vis ne toks ir senas, mieste Rėchovo, Zujevo pagamintas, kiek rašo. Tai čia toksai ne per seniausias. Dabar reikia išlipti kažkaip tai. Kaip čia dabar išlipti? Opapa. Dabar į seną lipsim. Va čia tai kažkoks tai įdomus, lentom apkaltas, kažkoks senas. Pasižiūrėsim. Toks įdomus, nematytas egzempliorius. Nu, įlipsim, pažiūrėsim. Bet gaila, kad čia atidarytosios laiko. Nu, tai kas iš jų bus, jeigu taip čia laikys juos. Čia gal pėčius kažkada buvo. Nu, toksai čia gal atrestauruotas iš tų lentelių matos. Kažkada gal. Čia du laiptai. Čia net cukriauklėva buvo. Ženklas rūkyti negalim. Dabar lipsime Pafavagai, ne naujesnė, o labai sena, 57 metų Pafavagas, senas Lenkų vagonas. Tėte, tu lygai. Ir nelabai atrestauruotas toksai biški. Tėte, tu lygai. Nu, bandom dabar. Bandom čia, oi. Nu, čia toksai nelabai. Nelabai iš čia toksai. Būklė, nu bet tai gal sakykim originali būklė, sakyčiau. Čia tu tik tai rankenų nesimata šonuose, bet pačio vagono būklė tai Tėte, aš antidariau. originali. Nu gerai, dabar bandom tada išlipti. Tėte. Dar ko neapžiūrėjom, nu, tai čia tie priekiniai vagonai, bet čia va termoizoliacinis vagonas dar matosi. Aš šaldytuvai. Kaip sakant, šaldytuvas, vagonas šaldytuvas. Toksai įdomus. Tara 10 tonų. Tėte, žiūrėk, lokomotyvas. Ir ką mes matom? Tai jau 294. Tai pas mus Panevėžy 9-3 yra, o čia 9-4, kaip sakant. Vienas šalia kito. Tuo pačiu kartu gal atkeliavę jie čia į tuos kraštus. Į tą nebeisim. tą negalime eiti jau. Čia kažkas padaryta jau, perdaryta kažkoks tai kažkas. Kažkoks dalykas. Čia gal kokiem eksponatam. Nu ir praeisim dar čia tą visą geležinkelio mazgą. Matom T6 0372. Tai vat su tokiu įdomu
įdomiu, na aišku, čia jam išeina reduktorius, sniegui valyti tokių įdomių mechanizmų. Iš priekio va taip. Aha, kažkaip tai čia įdomus. Susidažė ir prisikabint galėdavais kažką iš tikrųjų, vat, iš bėdos. Dar galėdavai ir prisikabinti. Taip. Tai eksponatas labai įdomus, nes čia sniegą gali valyti. Čia yra hidraulinis išėjimas. Tėtis, tu nenuolė kaip paduoda. Taigi matomės iš čia, ką mums lipti. Nenuolė? Ir kas geriausia, dar gali ir sniegą valyti, ir žolę pjauti. Čia eina, čia Va su tokia žolėpjove. Gal čia dar ir neseniai pjovė, kad čia kažką bandė neseniai, kad čia va peiliukai dar nesurūdyja net. Matai, nesurūdyja net peiliukai čia. Nu. Tai va toks užsideda. Ai, dar iš to cilindro ir kilojasi aukštis, nu, tai turėtų kiloti. Aišku. Nu, praeinam toliau tą mazgą. Pažiūrėsime dar. Matos depo, bet uždaryta šiandien, nepakliūsim į vidų. Teks kitą kartą atkeliauti, pasižiūrėti. Čia biški naujai kažkas atrestauruota, biški padaryta. Tai va, dar vienas eksponatas šluota uždedama. Man atrodo, prie tą pačią tai jau 6 prisijungia tas hidraulis ir gali šluoti. Irgi gerai. Bet čia ne kokia savadarbė, kad čia matos išpjauta. Kaip ir savadarbė kokia padaryta šitą šluotą, suvyrinta iš kažko tai. Labai panašu, kad savadarbė. Nu, bet tada reduktorius. Ai, reduktorių gali iš ten to kito kažko panaudoti. Tėti, tai nenuolė, parodyčiau, koksai buvo kokia lempa. Nu, tai dabar įdėk tą lempą atgal čia. Įdėk, kaip buvo reikia. Reikia palikti, kaip buvo, žinok, viską. Kaip buvo, taip reikia ir palikti. Nu, čia tokie nelabai jau geros būklės eksponatai. Ai, kas įdomiausia. Tai va, tas vagonas, nu tai kaip ir vagonas, daug kur matytas. Kokiais skaldai vežti ar dar kažkam. Nu, drezinos vaganiukas irgi ne naujiena. Bet va čia va toksai, sakykime, kad ir konteinerius gali vežti. Čia dar kažką galima užsidėti, tokios platformos. Tada cisternos. Šita nežinau, nepasakysiu. Bet va šita tai tikrai priešgaisrinė. 3385, va šita tikrai priešgaisrinė, nesgi matosi va siurblys yra. Išėjimai vandens. Netgi jie gal dar ir naudoja, nes matos va. Pajungimas, laistymą antgalį. Pajung. Nematai šlangos. Buvo vadai. Gaisrinė šlanga. Ai, gaisrinė šlanga. Tai mums nereikia, mesgi šiandien nieko negesinsim. Mums nereikia. Tai dabar šitas vagonas nepasakysiu kam. Durpiam gal ir nedurpiam. Ne, nedurpiam šitas. Durpiam bus va tas va. Ai, dar va ką nepasakiau, va čia va. Kranas toksai įdomus.
su platforma. Kloti bėgius. Toks pat yra Latvijai, kur siaurukas yra prie Rygos, ten prie durpyno irgi, tai ir čia tas pats va. Pasikloti bėgiams. O va šitas, tai tikrai žinau, durpiams vežti vagonas. Kažkaip atsidaro čia šonai va, kiek matos čia va atsifiksuoja. Išpilti durpiams. Nes čia mes šitas muziejus ir yra durpynė. Čia vas toks dar su personalu kažkoks tai durpiam vežti. Čia biškai kitaip šonai atsidaro. Bet čia gali va dar po stogu kažkoks darbuotojas pavažiuoti. Čia tokie neaiškus tie metaliniai. Ten, kur langai iškirsi duris, tai gal ten jau kita buvo paskirtis jų, bet čia va kažkodėl viršus atsidaro jų. Labai keista. Nu, bet čia jau mechanizmai griūna ant žemės, tai jau... Va, emblema. Taip, ką čia matom? Zavod parašyta. Nu, tai čia rusų gamybos. Reiškia, jeigu zavod parašyta. Tai jau 7 matom. Tokį truputėlį priekis jau nugriautas. Ir ko gero, nieko čia nebėra. Nu čia dar tas perdavimas tik belykęs. Daug nieko čia iš jų nelykė. Nu dabar perlipsime į kitą pusę. Palauk, aš pirmas lipsiu, tada tu lipsi, gerai? Va, perlipam į kitą pusę. Lip čia. Nu, kaip dabar išimtas variklis galim pažiūrėti reduktorius, kaip persiduoda visą jėgą. Tai kodėl dar ten tolyn į priekį eina, įdomu. Tai va, kardanai dar matosi. Ir va tas visas perdavimas. Žiūrėk, dar ir sukasi. Oi. Dar ir sukasi, žiūrėk, galim pasukti, pabandyti. Va. Va. Tai. Viskas sukasi čia dar. Kaip sakant, dirbant, tik tai variklį reikia dėti. Sujungt kardanus va ir viskas. Ir važiuos jisai čia. Nueinam dar toliau pasidairyti. Nu čia toliau einant jau čia tik tai toks dalinai metalo laužas. Na, aišku, čia iš to metalo tai gali dar nusitiesti ir trasą visą. Šviesoforai. Vien ne kažką. Nu ir einam toliau tada. Taip, čia dabar parodyti visi bėgi pločiai. Pirmas 600, po to 750, 900 ir taip toliau. Tai dabar 600, 750, 900. O kas to 7 važiuoda, čia iš vis labai platus. Va tas 6, tai čia ir pas mus dabar toks standartas 6, 7. Kokios ten šalies reikia paskaityti. Kokios šalies. Tas 7. Ispanija, Portugalija, Indija. Indija keliais milimetrais siauresnis biški, bet panašiai. Ką, praeisim dar tuos va visus. Taip, tai jau 6. Toks darbinis. Ir stumt sniegą ir žolę pjaut. MD4, tai čia su T74 varikliu
Jeigu kam ką sako, toks vykščinis būdavo. Va vykščinio priekis. Čia va ir soliukų yra. Va jis net gali ir pavažinėti. Na, čia toliau sniegui. Čia va niekur nematytas eksponatas. Sniegui valyti, bet su tokiu malūnu. Tai va čia tai turėtų gerai malti. Tas malūnas. O čia atidarytos durys, įdomu, kas čia yra. Nu kasgi čia bus? Galvutė jau nuimta. Kasgi čia bus toliau? Daugiau. Taip, grįžtam atgal. Pareisim kitų šonų. Geras čia malūnas. Aha. Gerai čia maldavo. Malūnėlis. Aš esu. Toliau čia šito paskirtis įdomi. Čia toks kaip ir keleivinis pusiau, nes mašinysas ir dar yra salone vietos. Šitas darbinė šluota. Nušluoti. Taip, keročia. 54 metų, bet irgi rusų gamybos. Tėti, palaukti. Ir toliau irgi čia rusų gamybos, bet kažkaip įdomus toks nematytas priekis. Toks užapvalintas. Čia grandininė transmisija, kiek matau. Nes va matosi. Tėti, tu Grandinės. atidarykai tepalą. Tepalo nedarysim, čia viskas aišku su to tepalu. Tik tai įdomu, kad grandininė transmisija, ta prasme vienus ratus suka kardanas, o antrus per grandinę dar eina. Va matos, kabaliuoja grandinė. Na įdomiai taip padaryta ir tai vienas vežimėlis, o kitas irgi taip pat. Aha. Abudu vežimėlį visi ratai varomi. Na ir čia jau buvom. Šitą garbėžę apžiūrėjom lenkišką. Ir čia, sakai, pažiūrėsi tradiciškai. Nu, galim tradiciškai pažiūrėti čia tuos. Kaip sakant, bet tada uždarom. Bet nedaug kyla ten. Nedaug, nu tai užtenka. Jeigu kiek yra, tiek užtenka. Ir dabar dar pažiūrim tos vagoniukus. Va šitą dar. Ne, tai tą jau žiūrėjom. Dabar va šitus va pažiūrim. Va, kur elektriniai būdavo, matai va. Ten jeigu nevažiuodavo. Matai, net yra jungimas. Va, jungia ir važiuoja. Matai? Jungimas va čia va. Tas va. Aha. Didžiulis. O čia vairuoja. Ir vairuoja. Eidai Taip. ten gali nuvažiuoti. Ir čia dar kažkas stovėdavo, gal kitas žmogiukas antras galėdavo atsistoti, ne? Galbūt kažkas tai. Ai, Nes... Aha, čia įdomiai. o šitas taip lėtai jungia. O čia dar žemesnis, tai gal ir ne žemesnis, bet ir panašus aukštis. O, čia koks. Čia senas, labai Senas. Nu, toks ir senas. 76 metų, ne labai toks senas. 16 numeris. Taip, o čia dar... tai šitas irgi elektrinis matos, nes tas va... yra... Iš ko iš čia būdavo įdomu. Ir čia va susėsdavo brigada į šitą. Nuvažiuoti kažkur, bet toks žemas. 70 metų. Tėti, va čia gali. Bet čia vėžė jau kita, čia 900 vėžė. Kiek matau. Galima įlipti čia, sakai, pavažiuoti. Nu va, kaip gerai. Bet ten užaugo. Čia 900 vėžė. Ir va čia matau irgi jau. Tai va to ir skyrės. Čia visai šitiem kita vėžė eidavo. 900. Truputėlį platesnė. Už tą siauruką. Va šitas nevažiuodavo žemą. Nevažiuodavo? Kodėl jis nevažiuodavo? Nes buvo kūnai užaugo. Bet čia jie nelabai bus seni.
Nu, 60 metų. Aš pažiūrėsiu po langą tik tai. Po langą, nu kas ten bus, pažiūrim. Įlipam, pažiūrim. Ką mes čia pamatysim šitam. Nu, va, matai, kaip ir visuose lokomotyvuose. Tas pats, va, matai, pjūvenų kažkokiu, nesmėlė kažkokia pribirėja. Priberta. Pjūvenų čia. Pjūvenų? Aha. Nu, kažko, vienu žodžiu, priberta čia nais. Pjūvenų čia. Mhm. Smėlė, aišku, smėlė. Nu, va, dar paskutinis va, eksponatas. Daugiau kažko labai. Devintas. Nu, išlip, kad atbalom dabar atsargiai išlip. Tėte, šitas devintas. 9 eksponatas irgi įdomus, ateisi, pabandysim įlipti jį. Nes čia toksai, taip, ką čia rašo pagal emblemą. Elektrovos Permskį kažkoks zavod. 1950 kažkelintų metų. Bet kam jis toks aukštas? Nu, įdomiai. Aš noriu dar stebėti. Įdomiai čia. Nu, viduj, tai čia kaip ir viduj. Gerai, kad pamatei, kad atsidaro. Va, tumbleriukai. Čia valdymas. Aš įlipęs, aš va važinėjusi, matai. Tai va toks tas muziejus. Vienu žodžiu. Tėte, žolėm atsidavo žinok. Apžvelgiam eksponatus. Bandysim išlipti dabar kažkaip tai. Opa. Ir šitam žiūrovui padėsim išlipti. Tėte, šitas nevažiuoja. Nu, išlipk. Seniau nevažiuodavo. Išlipk. Tėte, tas seniau nevažiuodavo žinok. Lipk, kiek aš lauksiu čia. Opa. Nu tai va. Apžvelgiam tą tokį muziejuką, gal kada apsilankysim, kai ir depo bus atidarytas tas. Tai va tiek tai reikaliukų. Ir tiek eksponatų šiam kartui.